Sveiki bičiuliai, noriu jūs trumpai supažindinti su 1960 metais vakarų Vokietijoje pagamintu stereomagnetofonu Grundig TK54. Šis magnetofonas gana aukštos kokybės, turi gerus įrašymo ir atkūrimo, gerą įrašymo ir atkūrimo diapazoną iki 18 kHz įrašo ir atkuria. Magnetofonas yra 3 greičių, štai dabar čia išjungta, aš į kairę pasuksiu rankenėlę, tai čia bus 19 greitis, į dešinę būtų 9 greitis, o dar paspaudus šitą mygtuką būtų 4,5 greitis kalbų įrašymui. Įjungiu, o indikacinė lempa užsižiba tik tai tada, kai įrašoma yra, tai yra nuspaudus šitą įrašymo mygtuką. Ir ši lempa rodo žiba S raidė, tai yra nuspaustas stereo režimas dabar. Galima nuspausti pirmą, antrą takelio režimą, dega M raidė mono, trečio, ketvirto takelio mygtuką, vėlgi mono. Mono režime iš karto 2 kanalai, na ir vėl perjungiu stereo režimą. Pabandom pasiklausyti muzikos per šį mūsų magnetofoną. Baby, can I set you on?